Vaikučiai atvykę į naują epizodą. Tai pirmas video, kai esam dvivairis ekipažas, nors pradėsim truputį jau vėliau, nes reikėjo pradžių biškį apsiprasti, nors gal būtų kaip tik pati pradžiai įdomu filmuoti. Ir dabar va, važiuojam jau dviese ir nesenai pasikrovėm, čia nenuskynėm kažkokią uolą. Ką tik pasikrovėm Porto, netoli Porto, Portugalijoje, ir dabar važiuojam į Belgiją, į Antverpeną. Tikrovėm kažkokias, net neįsivaizduoju, kas iš tikrųjų. Ant palečių maišai po 25 kg ir bendras krovinio svoris yra 25 tonos, 400 kažkas tokio. Ir dabar planas iki penktadienį išsikrauti, šiandien turim trečiadienį. Tai praeitą savaitę realiai važinėjom tokiu tempu, ką būčiau nuvažiavęs vienvairiu. Bet apsipratimui buvo labai neblogai, o dėl ko taip įvyko, nes buvo žolinės ir Belgijoje buvo vieną dieną nedarbo dieną. Tai neišsikrovėm tą dieną. Tai apsipratimui buvo visai neblogai. Šiaip galėjom vieną dieną ir vėliau išvažiuoti, bet kadangi pirmas reisas dvivairių, tai nusprendėm, kad geriau važiuojam, pasibandysim normalių tempų, neskubant ir panašiai. Tai šiaip viskas neblogai sekėsi. Toliau važiavom į Belgiją iš Lietuvos, iš Belgijos atvažiavom Prancūziją. Prancūzijoje praleidom visą savaitgalį, nes irgi draudimai savaitgaliais dabar dar vasaros gale. Tai buvom nuėję į viešbutį, išsinuomavom viešbutį, pasivaikščiom po miestą, ganėtinai nemažai per tas kelias dienas nuėjom, man atrodo kažkas apie virš 20 km kažkom ten susidėjo. Tai turiningai praleidom laiką, apsižiūrėjom ir tada važiavom, išsikrovėm pirmadienį, pasikrovėm į Ispaniją, Ispanijoje išsikrovėm ir tada važiavom į Portugaliją. Šiandien ryte buvom jau iškrovime, tai biškį susigaišinom laikus, nes ryte atėjau, prisidėjau, kai suėjo pauzė ir sako, teks biškį palaukti. Aš sakau, kiek pusę valandos, tai sako, ne, 2 ir daugiau, tai panašiai apie 3 valandas pralaukiam. Tada pakvietė iškrauti, iškrovė per valandėlę ir dabar atvažiavom, pasikrovėm ir judam Belgų link. Tai įžanga būtų tokia, biškį užsiplėpėjom. Tai mano meilė kol kas tikriausiai labai nedaug žodžiaus, bet bandysim kažkaip persilaužti. Ir ką, važiuojam per Portugaliją. Portugalijoje labai daug gaisrų, va ten va priekį, kaip matom, juodus dūmus, tai greičiausiai dega miškas, nes labai daug kur dega, tai net pasižiūrėjom, kokiais keliais važiuoti, nes kai kur gali būti net uždaryti, tai tiek žinių, tikėkimės nesudėksim. Ir ką, dabar judam, žiūrėsim, ką čia parodė, biškį sunku irgi prisivers filmuoti, kaip čia ką pasakoti, kaip čia kas, nes dabar truputį viskas kitaip vyksta, čia nereikėjo persirikiuoti. Tai bandysim kažkaip persilaužtą būdų, parodyti kažką ir tikėkimės, kad viskas pavyks. Pagaliau baigiam grįžti į Ispaniją. Kodėl pagaliau? Tai dėl, nes nuo Porto yra labai didelį kalnai, kai kuriuos vos ant 40 kyli. Ir paskui leidas, aišku, tada jau sunku prisistabdyti. O kodėl taip yra, nes pas mumis svoris, kaip ir minėjau, už 25 tonų. Tai truputį vargint tokią kelionę. Aišku, aš bardačiokė sėdėdams dabar nelabai jaučiu. Tai va dabar priekį važiuoja, matos, juodi debesis, tai kažkur irgi vyksta gaisras miške, nes iš galo tai saulė šviečia gražu. Tai tokių vietų ne vieną ir ne 2 matėm. Tai
pačios ugnies nesimato, bet faktas, kad dega, nes prie Google Maps šiaip daug vietų labai rodo. Ką dar norėjau paminėti, kaip sekas mano meiliai mokytis, tai mano manimu labai neblogai. Sakė, tik tais Kauno remontą atsimins ilgai ir nuobodžiai, nes buvo ką tik atsėdus prie vairo nuo Raseinių iki Kauno, o prieš pat Kauną yra remontas ir siauras. Nu, aišku, kai esi patyręs, tai nėra ten labai žiauriai siaura, bet mūsų kelias ten labai išdaužytas ir siaura, tai truputį mėto ir panašiai. O daugiau, mano vertinimu, tai labai gerai viskas. Pirmas 2 dienas gal buvo biškai sunkiau, kai reikėjo paaiškinti, kaip užsimesti, kaip kur kas. O dabar plius minus jau viskas normaliai dar. Aišku, aš kaip geras mokytojas praleidau per visą sostinės važiuoti, per Varšuvą, per Kamščius, per Briuselį, per Paryžių. Paryžių, sakė, labai nepatiko. Tai va, o daugiau, ką žinau, sekas visai neblogai, aišku, prie naktinio vairavimo reikia priprasti. Bet nėra ko norėti, dar tik 2 savaitę važiuojam kartu. Tai manau, kad viskas bus gerai. O daugiau visur padeda išsikrauti, pasikrauti, kuo labai džiaugiuosi. Viską po biškį mokomės, tai esminius dalykus pradžioj pamokiau retarderis, ką reiškia, kaip jo naudotis ir panašiai. O daugiau viską eigoje vis bandau paaiškinti ir matau, kad viskas yra klausoma, viskas daroma ir viskas labai gerai. Tai va, žiūrėsim, kaip seksis toliau, kol kas kaip ir viskas neblogai. Dar aišku, tų tokių labai didelių tempų neturėjom, nes šiaip nemažai krovinių dabar pervežėm per praeitą ar šią savaitę. Dabar vėl šiandien trečiadienis, kaip ir minėjau, biškį atsėdus lengviau kalbėti. Nes nereiks susitelkti ir į vairavimą, ir į kalbėjimą, tai šiandien turim trečiadienį, penktadienį turėtume išsikrauti ir dar kažką pasikrausim, kažkur pavažiuosim. Tai žiūrėsim atgal į Ispaniją, kažkur Portugaliją, ar link namų, ar kažkur. Tai va, kol kas tiek žinių, pradžią papasakau, kaip ir labas rytas ketvirtadienį. Turim po 11:30 vietinio laiko, ką tik su 9 valandų pauzę. Tai atvažiavom vakar iki Ispanijos, Prancūzijos sienos, galim sakyti. Dabar važiuosim užsipilti kuro ir šiandienos tikslas nuvažiuoti beveik 1200 km iki pat vietos arba bent jau labai netoli. Tai matysim, kaip seksis, nes turim rytoj iki pietų būti, bet ko aš dabar pradedu po biškį. Bet matysim, pasiskaičiuosim, gal eigoje kažkas pagerės. Tai kol kas tiek žinių. Važiuojam į degalinę, prisipilsim kuro ir judėsim toliau. Važiuojam, jau turim 8 valandas vakarą ir kaip mums šiandien sekasi, tai ne visai pagal planą. Mes prie Bordo gavom kamštį, tai suvadinom virš valandos laiko. Planavom apie 3 ryto būti prie iškrovimo netoli, dabar būsim tik 4, o šiaip pagal viską ten toks kaip ir fiksas yra. Mums 12 valandą dienos, tai mes atvažiuosim 4 ryto, man pauzė sueisti 1 valandą, tai nežinau, kaip rytoj seksis. Ir turim tolimesnį krovinį atgal į Ispaniją, tai nenori reikia kažkaip išsikrauti, pasikrauti. Nes rytoj penktadienis, tai žiūrėsim, ką man tas penktadienis atneš. Dabar esam netoli Paryžiaus, iki vietos dar liko 633 km, dar biškį liko pasportuoti. Dabar ką tik apsikeitėm. Labą dieną, labas vakaras, važiuojam. Žiūrėsim, kaip čia seksis, nuotaikos ne per geriausias, nes planavom biškį ne taip, bet ką darys, ne viskas visada pagal planą. Lėkiam toliau.
Tai ką, labas rytas penktadienį. Vakar atvažiavom, tai yra šiandien paryčiais atvažiavom 4 rytą į degalinę, čia išsimiegojom. Tai kilom nuo Prancūzijos sienos, kaip ir minėjau. Važiavom į Antverpeną, į uostą, prie pat iškrovimo. Tai dar vakar biškį sugaišom, nes buvau nusižiūrėjęs tokį didelį parkingą uoste, nemokamas viską. Ir nuvažiavus į vietą, sakau, vis tiek rasiu vietas, 4 rytą, tai jau bus kažkas kilę, kažkur kažkas išvažiavę. Bet dėja neradau. Tai grįžom atgal į degalinę, visą laimę buvo vietos. Tai dabar ką tik atsikėlėm, dabar yra 12 pietai. Tai liko apie 50 minučių pauzės ir bandysim važiuoti iškrovimą ir žiūrėsim, ką ten rasim. Labai tikiuosi, kad iškraus, nes visai nenoriu visą savaitgalį praleisti Antverpene. Na ir šiaip turim pasikrovimą, tai reikia apsidirbti ir kad viskas eitų sklandžiai. Tai matysim, kaip čia seksis. Normaliai išsimiegojom, prieš 5 nuėjom miegoti, lygiai 12 atsikėlėm. Labai neblogai, dabar einam apsiprausim, pasidarysim kavos ir galėsim judėti. Tai kol kas vyksta viskas pagal planą. Atvažiavom į iškrovimo vietą, iš karto gavom iškrovimo rampą, kaip čia pasakyti, sandėlį. Tai dabar einam, atsidarysim šonus, nes greičiausiai, kad per abudu iškraudinės ir lauksim, kol iškrauks. Gal padėk durniau atsistojęs. Išsikraut pavyko sklandžiai, atvažiavom iš karto, davė vietą, viskas tvarkoja. Išsikruojom per abi dvi pusės per 36 minutės, dar plus 10 minučių kol priekabais išlavau, ten visą kitą diržų susidėliau gražiai. Tai dabar važiuojam pakrovimą. Pakrovimas Olandijoje už 72 km. Žiūrėsim, ką ten krausimės. Tai va, su meilės pagalba žiauriai gerai viskas sukas. Aišku, dar ne taip operatyviai, bet nėra ko norėti. Mokomės, kas bus greitai ir gerai. Bet jau ir tai konkrečiai jaučias ant laiko skirtumas. Nes vienam, tai nežinau, čia kaip prisuktam reiktų taip lakstyti, tai žodžiu, viskas gerai. Važiuojam dabar pakrovim. Kamščių milijonas. Tokia situacija, apsidžiaugiam, kad ryte labai gerai pasisekė. Dabar jau kokį 40 minučių kamštį važiuojam. Iki pasikrovimo liko 29 km ir kamštis, jau ilgai čia tas kamštis tęsės, vis dar tęsėsi. Pakrovimas iki 5 valandų te dirbo, dabar yra po 3:30, tai atvažiuosim mažiau negu valandai likus. Labai didelė tikimybė, kad sakys, nebekrausim. Ir šiandien turim penktadienį, tai nekokios žinios. Nu gal tikėkimės, kad ta firma ilgiau dirba, gal ten tik Google Maps'as rašo, kad iki 5. Labai tikiuosi. Tikėkimės, kad atvažiuosim, pasikrausim ir galėsim važiuoti. Nes šitas kamštis panašu tikrai ne kaip navigacinė rodo, kad 12 minučių truks. Nes palei Google Maps'ą matau, kad dar ilgai jisai tęsis.
Tai va, turim po 6:20, vyksta pakrovimas. Vos prisistumom prie rampos, iškart pradėjo krauti. Dabar prasivėrėm trosą. Bliombos priekabas, tai prasivėrėm trosą, laukiam kol pakraus ir bandysim važiuoti. Dabar galėsim laisvesnį tempų važiuoti, nėra labai kur skubėti. Tai iki poryčių patemsim ir bandysim stoti. Tikėkime, jau Antverpene kamščiai bus pasibaigę, nes Antverpeną kaip visada sudėtinga pravažiuoti, bet jau piko valandas bus į pabaigą, manau, kol pakraus, tai tikėkime, kad seksis gerai. Ir pasikrovėm 25 paletės, nepilna priekaba, tai gerai. Ką turim šeštadienį, paskutinę dieną važiavimo prieš parinį. Tai esam Prancūzijoje, liko apie 500 iki Ispanijos. Tai dabar už 25 km stosim parduotuvę, nes Ispanijoje rytoj niekas nedirbs sekmadienį. Tai truputį apsiprekinsim maisto prekių ir važiuosim toliau. Sekas visai neblogai, šiandien paryčiai sustojom. Dar nuo Olandijos kažkur apie 800 lyg ir nuvažiavom. Tai sustojom paryčiais prieš draudimus. Sustovėjom pauzę, dabar važiuojam toliau. Nuėjom rytą į dušą, atsigavom. Atvažiavom į Ispaniją, dabar yra 11 val. Vakaro. Prisipilsim biškį vandenuko, pašėrisim savo žvėrį ir važiuosim toliau. Važiuosim Pamploną, tai beliko 72 km, nepameluosiu. Tai šiandien čia tokia trumpa dienelė, 500 km, tai nedaug važiuoti, nebedaug beliko. Ir darysimės 24 val. Pauzę. Sunku labai įsivažiuoti filmavimą, kai dviese važiuom, nes dar reikia apsiprasti ir pagalvoti daugiau ir laikų skaičiuotis kitaip, tai truputį per mažai kontento parodau, o ir gale važiavimo jau jėgų nebedaug būna. Tai nieko, manau, su laiku įsivažiuosim. Daugiau kažką išeis parodyti, tai pirmam video bus gerai ir taip. Tikiuosi susižiūrės ir viskas bus normaliai. Biški tas gerai, kad daugiau vaizdų galiu parodyti šalia, pavyzdžiui, sėdėdams arba savo meilį duoti pafilmuoti, kai kažkur per gražias vietas važiuojam, tai tas yra gerai. Tai va, tikėkime, kad su laiku įsivažiuosim, apsiprasim, jau bus lengviau ir tada galėsim kažką įdomiau pakurti ir šiaip kokybiškesnį kontentą. Labas rytas sekmadienį. Tai vakar į Pamploną nenuvažiavom, nes likus 30 km tunelį įvyko avarija. Tai teko apsisukti atgal, visus apsukinėjo ir važiavom atgal į Irūną. Kodėl nevažiavom toliau, nes bendri laikai mūsų baiginėjos. Tai dabar stovim ant Ispanijos Prancūzijos sienos. O čia va yra parkingas, mokamas. Tai stovim mokam parkingė, dabar einam pasivaikščioti. Ne Pamplonoj, bet bandysim kažką vis tiek pamatyti, pasivaikščioti, pažiūrėti. Tai žiūrėsim, ką čia rasim, nes šiaip yra paplūdimys už 7 km. Tai bandysim iki ten nueiti ir truputį pailsėti.
va labai nenusiminėm. Atėjom paplūdimį, tiksliau dar neatėjom. Ten kažkur eisim. Nu, bet vaizdelį yra pamatyti. Jau 3 km nuėjom, tai dar liko 1,5. Nu, kaip sakant, vis ne kabinoj gulėti. Ką vakar pirmadienis nepraėjo taip sklandžiai, atvažiavom iš krovimo truputis po 4. Tai iš karto pažiūrėjo į CMR-us, parašyta, kad ant rytojaus, tai iš karto išvarė iš teritorijos, leido čia prie gatvės pasistatyti. Tai laukiam, rytą atsikėlų, sako, ateikit, nu, tipo antradienį 6 rytą ateikit, užsiregistruosit ir iškrausim. Tai ką, nuėjom 6 ryto. Dabar yra vietinių jau 12 beveik. Stovim 18 valandų, beveik 19. Tai nežinau, kiek dar reikia stovėti. Nes paklausiau savųjų, sakė, greičiausiai, kad paims nuo 15 iki 18 valandos tam tarpe. Tai žodžiu. Nesenai atsikėlėm, nes nuėjau prisidaudokus, tai užsirašė telefono numerį, sako, paskambinsim, tai ėjom toliau snauksti. Dar pasnaudėm ganėtinai neblogai, bet jau kaip ir padirbti norėtus, nes turim ir pakrovimą. Tai kaip ir norėtus dar pasikrauti, bet žiūrėsim, kas čia gausi. Pakrovimas dirba ilgai, bet jeigu čia tokiais tempais, tai žiūrėsim, kas bus. Tai va, po 22 valandų pagaliau pakvietė išsikrauti. Tai važiuosim dabar prie security'o, pažiūrėsim, ką pagėdos turėtų rampą duoti ir žiūrėsim, per kiek laiko iškraus, nes jaučiu, kad čia dar kokie valandą 2 kol iškraus, bent jau taip galvoju. Pažiūrint, kaip fūros įvažiuoja ir kada išvažiuoja, tai manau, kada greitai nebus. Pagaliau išsikrovėm, tai iškrovė greitai per 45 minutės. Viduj negalėjo filmuoti ženklai visur sudėti, tai tokiuose vietose stengiuosi nesifilmuoti. Dabar važiuojam pakrovimą, tai liko 2 valandas 40 iki jo ir 200 km. Tai būsim beveik 7 valandą vakare. Bet sakė, iki 8, jeigu atvažiuosim, turėtų pakrauti. Žiūrėsim, kaip seksis. Vėl, kaip mačiau per rampą. Tik nežinau, kas per krovinys, kiek pasidomėjau, tai dažai lygtis, kažkas tokio špaklius, dažai automobiliams, fūroms, tai kažkas tokio, tai jau nebus lengvas krovinys. Judam, žiūrėsim, ką ten rasim, ar pavyks šiandien pasikrauti ar ne, nes atsiliepimai, tai kad labai ilgai reikia laukti, kol pakrauna, tai bus matyti. Tai vis dėlto pavyko šiandien pasikrauti. Kai atvažiavau, nebuvo aišku, kas krautis, nes man paaiškino, kad kraus pagal mašinos numerius, o jie manęs prašė referenco. Aš prašau referenco, sako, nėra jokio referenco. Tai biški buvo neaiškumo, bet paskui suprato, kad man negryna produkcija reikia pakrauti, tiesiog tuščią tarą. Tai pasikrovėm tokius tuščias bačkas metalinės, tokiuose narvuose. Ir važiuojame į Vokietiją. Tai dabar neaišku, ar pavyks ketvirtadienį spėti išsikrauti ar ne, nes vėlokai pasikrovėm, dabar yra 8:30 ir esam nesenai išvažiavę iš firmos. Tai va, kažkaip vis papuolu į tokias vietas, kur vėl dabar pakrovime buvo sudėti ženklai, kad negalima paveiksluoti ir filmuoti, tai vėl nieko negalėjau parodyti. Dar plus labai greitai sukaus, tai per gerą pusvalanduką pasikrovėm čia daugiau. Dar pradžiai reikėjo biškį palaukti kažkur apie pusę valandos, bet vis tiek ganėtinai neblogai. Tai tikėkimės, kad kitose epizoduose bus daugiau ką parodyti, nes dabar dar sakau, dar pratinamės, skaičiuojamės, kaip čia geriau važiuoti, kaip kur kas, tai labai kažkaip sunku kažkur susikoncentruoti, kažką įdomaus parodyti, tai dabar permečiau, taip galvoju, kad iš viso nieko gero nėra ką parodyti. Nu, tiksliau, per šį epizodą neparodžiau. Tai net nežinau, ar čia dabar tęs toliau, ar tiesiog pradėti nuo kito reiso filmuoti, nes
galimai po vokiečių jau namo važiuosim, tai būsim beveik 3 savaitės išvažinėję. Kažkaip ganėtinai greitai laikas sprogo. Tai va, tokios tokelės, nežinau, dabar dar toks ant pagalvojimo, ar čia toliau filmuoti, ar jau tiesiog pasigalvoti, ką reiktų parodyti, kaip pradėti filmuoti ir panašiai, kad būtų įdomu, ne tik va, kelias ir šneku kas kaip kur. Tai nežinau, kažkaip šis epizodas, manau, kad nieko įdomaus nebus ką pažiūrėti, tiksliau jau nebuvo. Tengės kažkaip susikoncentruoti darbą, pamiršti tą kamerą, pasiimti panašiai, tai biškį liūdesėlis, tai tikėkime, kad vėliau bus geriau. Išsigruojam Vokietijui, išvažiuojam, tai atvežiam va tokias bačkutės ten, kur matot. Dušę tarą, labai geras krovinys, lengvas, greit iškroja per pusę valandą. Dabar važiuojam pakrovimo link.